Pradedu 2 savaičių backpackingo kelionę po Švediją. Suplanavau 2000 km žiedinį maršrutą. Jis prasideda Karlshamne, Švedijos pietinėje pakrantėje. Iš čia važiuosiu į šiaurę iki didžiausio Švedijos ežero Venerno, tada suksiu į rytus iki Stokholmo, o nuo ten Baltijos jūros pakrantę grįšiu atgal. Važiuosiu pagrindė žvyrkeliais ir miško keliukais, bet bus ir asfalto, ten, kur kitokio kelio nėra. Kelionėje padariau nemažai nukrypimų nuo suplanuoto maršruto ir jie prasidėjo jau pačią pirmą dieną. Pamačiau, kad artėja didelė liūtis, tai padariau lanką, kad jos išvengti. Taip nuvažiavau iki Karlskronos miesto, po kurį dabar ir važinėjau. Miestas išsidėstęs pusiasalyje ir kažkada įkurtas kaip pagrindinė Švedijos karinio jūrų laivyno bazė. Ir dabar didelį jo dalį užima laivų statykla ir jūrų uostas. Tačiau ten karinė teritorija, į kurią patekti draudžiama. Ir net iš tolo apžiūrėti sunku, nes viską užstoja pastatai. Važiuoju per miesto centrą, kur randasi visos kavinės. Šioje kelionėje vėl kempinau, tai užsukęs į kokį nors miestą eidavau papietauti į kavinę, tam, kad pasikrauti powerbanką. Švedijos parduotuvėse kainos didesnės nei Lietuvoje, bet kavinėse panašios, ar net šiek tiek mažesnės. Tai visai apsimokėjo taip daryti. Keliai Švedijoje labai geri, kokybiškas lygus asfaltas ir asfaltų važiavau nemažai, gal 40% viso maršruto, bet tokių atkarpų nefilmavau. O čia važiuoju ne keliu ir ne pėsčiųjų taku, o jodinėjimo taku, net toks ženklas stovi. Švedai labai mėgsta jodinėti, miško keliukose sutikau daug raitelių ir augina arklius. Jei Lietuvoje ganyklos pilnos karvių, tai Švedijoje dažnai galima pamatyti ganyklas, kuriuose ganosi arkliai. Ir arkliai labai gražus, išpuoselėti, kaip iš reklaminių plakatų. O čia pirmoji pažintis su švediškais single trackais. O jie labai akmenuoti. Tiesiog akmuo ant akmens. Todėl jais truputį pavažiuoji, truputį pasistumi, vėl pavažiuoji ir vėl pasistumi. Ir taip visą kelią. Ir čia nepadės nei storos padangos, nei amortizacija, nes kai tiesiog privažiuoji krūvą akmenų gulinčių ant tako, tai nelieka nieko kito kaip sustoti ir dviratį per juos perkelti. Tuo metu aš dar galvojau, kad čia man tiesiog pasitaikė tokia prastesnė atkarpa. Bet kaip vėliau paaiškėjo, čia dar buvo sąlyginai geras single trackas. Nors ir kilnojau dviratį per akmenis, vis tik didžiąją jo dalį pravažiavau. O vėliau patekau į tokius single trackus, kur iš viso nebuvo įmanoma važiuoti. Ir vien tik tai stūmiausi. Važiuoju keliu tarp 2 ežerų. Žemėlapyje atrodė, kad ši vieta bus labai graži, bet realybėje kelias iš abiejų pusių buvo apaugęs medžiais ir nieko nesimatė. Tik retkarčiais privažiuodavau tokias vietas, kur medžiai praretėdavo ir atsiverdavo gražios panoramos. Atvykau į labai gražią vietą – Toftaso rezervatą. Čia yra nedidelis ežeras, šalia jo pelkė. Per ją įrengti pėsčiųjų takai, bet pravažiuojami ir su dviračiu. Tai apvažiavau aplink visą rezervatą.
Važiuoju puikiu švedišku žvyrkeliu. Keliaudamas Švedijoje prie tokių kelių įpranti ir priimi kaip savaime suprantamą dalyką. Bet sugrįžus į Lietuvą ir pavažinėjus lietuviškom tarkom, kontrastas didžiulis. Švedija tiesiog gravelių rojus. Žvyrkelių danga kieta, lygi, gali važiuoti beveik taip pat greitai kaip asfaltu. Bet važiuoti nenuobodu, nes reljefas banguojantis, daug kalvelių, posūkių, todėl tokiais keliais važiuoji ir mėgaujasi. Atvažiavau į Storemose pelkę. Tai viena didžiausių pelkių Švedijoje, užima apie 100 kvadratinių kilometrų. Ji dar vadinama pelkių jūra, nes tikrai atvirose vietovėse įspūdis toks, kad ji be galo be krašto. Ir čia aš padariau pirmą didelę savo kelionės klaidą. Sumaniau šią pelkę pervažiuoti skersai dviračiu. Tikėjausi, kad prieis tokie mediniai takeliai, bet takeliai greitai baigėsi, o paskui ir pats takas pradingo. Ir tada tiesiog broviausi per augmeniją, bridau per pelkę, dviratį stūmiau, kai kur ir nešiau, ir taip kokius 5 kilometrus. Iš pelkės išėjau visas šlapias, purvinas ir išmokau pamoką, kad į švediškas pelkes su dviračiu geriau nevažiuoti. Čia smagesnis nuotykis. Važiuoju miško keliuku ir patenku į smėlio karjerą. Čia turi eiti kelias, tas karjeras žemėlapyje net nepažymėtas. Na, bet kitoj karjero pusėje kelią vėl surandu ir važiuoju toliau. Vaikas važiuoja kelio viduriu ir dar naršo telefone. Bet čia toks retas atvejis. Šiaip dviratininkai Švedijoje drausmingesni nei Lietuvoje. O važiuoji per tipišką švedišką kaimelį. Švedijos užmiestyje visi namai atrodo vienodai. Tarsi būtų statyti pagal tą patį projektą. Vienaukščiai raudonų lentų namai su baltomis durimis ir langų rėmais. Ir pastatyti gana atokiai vienas nuo kito. Labiau primena vienkiemius.
Atvažiavau į Jonkopingo miestą, kuris randasi šalia antro pagal didumą Švedijos ežero – Vaterno. Važiuojant per miestą susidaro įspūdis, kad jame vien tik kavinės ir restoranai. Vėliau internete perskaičiau, kad iš tiesų šiame mieste yra didžiausias Švedijoje viešbučių restoranų tankis. Važiuoju eiliniu užmiesčio keliu ir pamatau, kad patekau į lenktynių trasą. Pro mane pravažiuoja plentininkų peletonas. Važiuoju šalia kanalo, kuris veda į Venerno ežerą. Švedijoje daug tokių kanalų, kurie jungia ežerus ir šalia jų paprastai būna ir dviračių takai. Ir čia yra reta vieta, kur kelias lygus, nes Švedijos reljefas labai kalvotas. Pastoviai važiuoja aukštyn žemyn. O tie kanalai pilni jachtų. Švedai naudoja jachtas ne kaip pramogą, o kaip transporto priemonę. Užkalbinau vienos jachtos ekipažą, tai eilinė šeima iš Stokholmo. Netgi skundžiasi, kad viskas brangu, bet turi jachtą ir su ja plaukia atostogauti. Man susidarė įspūdis, kad švedai atostogauja arba su jachtomis, arba su kemperiais. Turistautojų su palapinėmis praktiškai nemačiau. Ir kai kurie kempingai, tai tiesiog asfaltuotos aikštelės skirtos kemperiam. Ir palapinių netgi nepriima. Atvykau prie Venerno ežero, važiuoju per miestelį ant ežero kranto. Ežeras iš tiesų labai didelis, stovint pakrantėje atrodo, kad jūra. Ir šis miestelis tai reta vieta, kur tą ežerą galima realiai pamatyti. Toliau važiavau dviračių taku, kuris eina ežero pakrantę, tačiau šalia tako medžiai, tvoros ir nieko įdomaus nesimato. Aišku, aš čia pravažiavau tik labai nedidelę to ežero pakrantės dalimi. Galbūt kitur yra gražių vietų. Nuo Venerno ežero pasukau į rytus, link Stokholmo. Ir čia padariau antrą didelę kelionės klaidą. Į maršrutą įtraukiau maždaug 50 km ilgio hiking trailo atkarpą. Toje vietoje eina E1 pėsčiųjų maršrutas, kuris tęsiasi per visą Švediją. Ir nedidelę jo dalį nusprendžiau pravažiuoti su dviračiu. Tikėjausi, kad tie pėsčiųjų maršrutai Švedijoje tokie kaip Lietuvoje. Kai kur reikia pasistumti, bet iš principo pravažiuojami. O pasirodo Švedijos hiking trailai ne tik kad nepravažiuojami, bet net sunkiai praeinami. Pelkės, akmenys, įkalnės, kai kur net iš viso takas pradingsta ir reikia eiti tiesiog azimutu per mišką. Žinoma, su žygio batais ir kuprinė čia būtų smagu pasivaikščioti, bet ne su dviračiu. Iš pradžių viskas dar netrodė taip blogai. Buvo atkarpų, kur ir važiavau. Tai tikėjausi, kad toliau bus geriau. Ir supratau, kad geriau ir nebus tik tada, kai jau buvo per vėlu apsisukti. Todėl didžiąją dalį šio hiking trailo dviratį stūmiau. Ir toje 50 km atkarpoje užtrukau beveik 2 dienas. Pačių sunkiausių vietų nebenufilmavau, nes tada jau net tas galvoje buvo. Reikėjo galvoti, kaip įvairias kliūtis įveikti. Tai išmokau dar vieną pamoką. Į Švedijos hiking trailus su dviračiu nevažiuoti. Vaikštau po apleistas klinčių kasyklas. Čia viena iš nedaugelio vietų, kur pamačiau kažką tokio, ko Lietuvoje nėra. Nes pati Švedijos gamta gana panašiai lietuviška. Miškai, pelkės tokie patys kaip Lietuvoje, tik mastai didesni. O va čia uolienos, šachtos, skardžiai. Todėl buvo labai įdomu apžiūrėti tiek tų šachtų vidų, tiek užlipti ant viršaus ir pasivaikščioti siaurais takeliais šalia prarajos. Važiuoju tokiu gana bjauriu žvyrkeliu, kur skalda stambi ir klampi, bet tokių žvyrkelių Švedijoje nedaug.
Pravažiuoju pro švedišką kalėjimą. Aš tuo metu nežinojau, kas čia yra, tik tokią tvorą pamatęs susidomėjau ir pasižiūrėjau internete. Pasirodo, čia kalėjimas. Švedijoje labai daug ežerų, upių, kanalų, tai pastoviai važiavau per pačių įvairiausių konstrukcijų tiltus. Čia važiuoju pro turgelį, kur žmonės atneša parduoti nereikalingus daiktus. Ir tokie turgeliai Švedijoje labai populiarūs. Yra kiekviename kaimelyje. Savaitgaliai šalia kelio pastatomi stendai su rodyklėmis, kaip į juos nuvažiuoti. Tie turgeliai vadinasi laupis. Čia vienintelis švediškas žodis, kurį aš išmokau. Ir būtent iš tų stendų, nes tiek daug jų mačiau, kad pasidarė įdomu, ką tai reiškia. Privažiavau senovinę hidroelektrinę, statytą daugiau nei prieš 100 metų ir vis dar veikiančią. Ir čia toks didelis pastatų ir užtvankų kompleksas, po kurį ilgai važinėjau. Užtikau įdomų lankytiną objektą – skulptūrų parką po atviru dangumi. Pačios skulptūros antikarinės tematikos. Paimti senoviniai ginklai, sena karinė technika ir paversta skulptūromis. Važiuodama žvyrkeliu sutinku naują gražų Porsche. Čia turbūt dar viena iliustracija, kokie geri švediški žvyrkeliai. Lietuvos žvyrkeliais tokie automobiliai turbūt nepravažiuotų. Atvažiavau į Eskilstuno miestą. Jame dėmesį patraukė neįprastos skulptūros. Dabar važiuoju centrinę miesto aikštę, o jos viduryje skulptūra primenanti krentantį iš dangaus lašą. Vėliau internete perskaičiau, kad ji vaizduoja ne lašą, o adatą, prismeigusią miestą prie žemėlapio. Taip pat daug skulptūrų vaizduojančių dirbančius darbininkus. Kaip vėliau sužinojau, čia metalo apdirbimo pramonės miestas, tai jie daug kur vaizduoja dirbančius darbininkus. Net miesto herbe tai yra pavaizduota. Nors pats miestas nepanašus į industrinį. Didelis senamiestis, graži centrinė pėsčiųjų gatvė, kuria dabar ir važiuoju. Išvažiavus iš miesto prasideda puikus dviračių takas. Ir šalia jokio kelio nėra, čia vien tik dviračių takas. Ir jis labai ilgas, apie 20 km ilgio. Tik keista, kad ne vieno dviratininko jame nesutikau. Tačiau Švedijos keliuose sutikau daug laukinių gyvūnų. Dabar važiuoju šalia upelio ir pabaidau būrelį stirnų, kurios nubėga į kitą upelio pusę. Na, bet stirnos ir po Lietuvos kelius bėgioja. O Švedijos keliuose pamačiau ir įdomesnių gyvūnų. Čia egzotiškiausias ant kelio sutiktas gyvūnas – briedis. Beje, jis toli nenubėgo.
Įlindo į mišką ir ten stovėjo ir žiūrėjo, kas čia keliu važiuoja. Pasiekiau Stokholmą ir važiuoju jo priemiesčiais. Čia važiuoju per gražų parką, bet kai privažiavau tuos tolumoje matomus daugiaaukščius, tai įspūdis buvo toks, tarsi patekau į apleistą sovietinių daugiabučių rajoną. Stokholme labai dideli kontrastai. Kai kurie rajonai tokie, kad juose nesinori net sustoti. Bet yra ir labai gražių rajonų. Išvažiavau į Malareno ežero pakrantę. Tai trečias pagal didumą Švedijos ežeras, kurio rytinėme krante randasi Stokholmas. Pats ežeras pailgas, su daug salų ir atšakų, net primena upę. Ežero pakrante eina ilgas, maždaug 10 km ilgio pėsčiųjų takas. Takas gražus, lygus, šalia jo yra paplūdimių poilsiaviečių. Tikrai gera vieta pasivažinėti su dviračiu. Bet kažkodėl dviratininkų čia nesutikau. Mačiau tik bėgikų. Artėjau prie Stokholmo centro ir važiuoju dviračių taku. Švedijos miestuose dviračių takai tai dažnai tiesiog tokios atskiros juostos gatvėse arba platų šaligatviai, kuriais tiek vaikšto pėstieji, tiek važinėja dviratininkai. Ir čia toks paprastas, bet efektyvus sprendimas. Atvykau į Drottningholmo rūmus, Švedijos karalių rezidenciją, kur gyvena karališka šeima. Rūmai randasi saloje, šalia jų yra didelis parkas. Čia važiuoju taku, kuris veda į pagrindinį rūmų pastatą. Tik tuo metu ten vyko remontas ir dalis rūmų bei parko buvo užtverta. Važinėjau po rūmų parką. Pats parkas toks didelis, kad norint viską apžiūrėti be dviračio, turbūt reiktų vaikščioti pusę dienos. Čia kinietiškas paviljonas. Atskiras rūmų pastatas įrengtas kinietiškų stiliumi. Tiek išorė, tiek vidaus interjeras. O čia prestižinis gyvenamasis rajonas. Jau nebe sovietinio stiliaus daugiabučiai, bet modernūs namai. Aplinka tvarkinga ir nėra imigrantų. Šiame rajone gatvėse sutikau vien tik švedus, nors šiaip Stokholmas pilnas imigrantų. Važiuoju Djurgardeno salos pakrantę. Šioje saloje susikoncentravę visi Stokholmo muziejai. Aš aplankiau Skanseną, muziejų po atviru dangumi, primenantį mūsų Rumšiškes. Jame yra senoviniai pastatai ir personažai, kurie demonstruoja senovinius amatus ir gyvenimo būdą. Yra ir nedidelis zoologijos sodas. Muziejus užima labai didelį plotą. Ten praleidau pusę dienos, bet vis tiek nespėjau visko apžiūrėti. Važiuoju per tiltą į Stokholmo senamiestį. Priešais matosi Stokholmo rūmai. Oficiali Švedijos karalių darbo vieta. Bet netokie įspūdingi kaip karališka rezidencija. O visai šalia yra Švedijos parlamento rūmai. Pro šių rūmų arkas dabar ir važiuoju. Įvažiuoju į Drottninggatan gatvę. Tai pagrindinė Stokholmo pėsčiųjų gatvė, kur randasi prabangios parduotuvės, restoranai, visi prekių ženklai. Nors Stokholmas yra milijoninis miestas, važinėjant po jį atrodo gana tuščias. Matyt todėl, kad užima didelį plotą. Tačiau ši gatvė yra ta vieta, kur iš tiesų gali pajusti milijoninio multikultūrinio miesto atmosferą.
Čia tipiškas Stokholmo senamiesčio vaizdas. Siaura gatvelė, akmenimis grįstas grindinys, kavinės, restoranai, daug turistų. Čia jau panašu kaip Lietuvoje. Dar viena pėsčiųjų gatvė kitame Stokholmo rajone – Godgatan gatvė. Irgi daug parduotuvių, bet ne tokių prabangių. Istoriškai čia menininkų bohemos gatvė, na bet kažkokios meniškos atmosferos aš čia nepajutau. Išvažiavau į Stokholmo ir vėl į Bekelės. Čia Tiresta nacionalinis parkas, kuris randasi piečiau Stokholmo. Dauguma prieinančių takų gražus ir lygus, bet yra keletas ir sudėtingesnių vietų. Dabar ir važiuoju viena tokia įdomesnė atkarpa, kur faktiškai tenka važiuoti per didelius uolienos luitus. Parko takose buvo ir nuvirtusių medžių, ir pelkėtų atkarpų, na bet jos buvo neilgos. Priartėjau prie Baltijos jūros. Švedijos jūros pakrantėje yra daug salų ir pusiasalių. Į kelias tokias salas aš ir nuvažiavau. Kad į jas patekti reikia keltis su keltu. Tik ne tuo, kuris tolumoje plaukia, o tuo geltonu, kuris stovi. Pakrantėje daugiausia važiavau asfaltu, nes žvyrkelių čia tiesiog nebuvo. Ir čia jau sutikau dviratininkų. Priekyje važiuoja vyras, o iš paskos mergina. Ir važiuodama darosi selfiuką.
Atvažiavau į Nykopingo miestą ir važiuoju centrinę pėsčiųjų gatvę. Tai maža jauki gatvė, kurioje daug augmenijos ir gėlių. Mieste yra didelė restauruota pilis ir matosi, kad ji naudojama. Yra skelbimų apie renginius, stovi kioskeliai prekiaujantys senoviniais dirbiniais, bet tuo metu, kai važiavau, čia buvo tuščia. Važiuodamas jūros pakrantę, užtikau šaltojo karo laikų pakrantės apsaugos bateriją, kuri dabar paversta muziejumi. Ten galima apžiūrėti pabūklus, radarus ir kitą karinę įrangą. Atvykau į nedidelį miestelį ir patekau į viduramžišką mugę. Aišku, panašių mugių yra ir Lietuvoje, bet kas man čia patiko, tai istorinės rekonstrukcijos kolektyvo pasirodymas, kuris demonstravo senovinius skandinavų žaidimus. Ir nevaidino, o iš tikrųjų varžėsi. Aš paskui su jais pasikalbėjau, tai sakė, kad tie žaidimai fiziškai sunkus ir net pavojingi. Per pasirodymus jie yra patyrę nemažai traumų. Švedijos pakrantė tokia laužyta, kad privažiavus kokį nors vandens telkinį sunku net suprasti, ar čia ežeras, ar upė, ar jau jūra. Ir nors tiek daug vandens, sunku rasti vietą išsimaudyti, nes krantai arba apaugę žolėmis, arba akmenuoti. Smėlėtos pakrantės, prie kokių mes esame pratę, Švedijoje retenybė. Čia irgi geras pavyzdys. Atvykau į Vesterviko miestą, kuris yra ant jūros kranto, o jame žmonės maudosi ir deginasi ant tokios dirbtinės platformos. Važiuoju smagiu ir greitu žvyrkeliu, bet jis tęsiasi neilgai. Tuoj privažiuosiu single tracką. O single trackas pasirodė akmenuotas, kur turėjau stumtis. Bet tuo metu aš jau buvau atidirbęs sistemą. Prieš sukdamas į single tracką pasižiūrėdavau jo ilgį. Jei 1-2 kilometrai, tai važiuoju, o jei ilgesnis, tai ieškau kelio aplinkui. Todėl visi tie pasistumimai buvo neilgi ir didelių problemų nesudarė. O pamačiau tikrai įdomių vietų.
Privažiavau sodybą, kuri atrodė kaip dvaras. Galvojau, čia lankytinas objektas, o pasirodo privatus namas. Ir Švedijoje neretai galima pamatyti tokias pilaitės, kuriuose žmonės gyvena. Esu Oskarshamno mieste, iš kurio kursuoja keltas į Gotlando salą. Čia sutikau ir turistų, kurie kaip tik to keltu buvo iš salos parvykę. Ir visi labai rekomendavo ją aplankyti. Na, bet taip jau buvau maršrutą suplanavęs, kad tam nebuvo laiko. Atvažiavau į Kalmaro miestą, pasivažinėjau po senamiestį, miestas gražus, bet prie panašių vaizdų jau buvau įpratęs. Bet šiame mieste radau patį įspūdingiausią šioje kelionėje lankytiną objektą – Kalmaro pilį. Kai ją pamačiau, net atrodė, kad ji netikra, kaip paveikslas. Ir pilis įspūdinga ne tik išorėje, bet ir viduje. Tikroviškai atkurtas vidaus interjeras, su baldais, visų rekvizitų, net maisto produktais. Vaikšto personažai, kurie vaidina tos pilies gyventojus ir tikrai labai įsijautė į savo vaidmenis. Tai sukuria tokią gyvos pilies atmosferą. Čia paskutinė mano nakvynės vieta. Šioje kelionėje vėl kempinau ir net neieškojau gerų nakvynės vietų. Sutemus tiesiog sustodavau pakelėje. Bet pačią paskutinę dieną atsitiktinai užtikau poilsiavietę. Šalia hiking trailų tokių poilsiaviečių yra daug. Bet šalia dviračių takų ar miško keliukų nėra. Faktiškai Švedijos turizmo infrastruktūra labiau orientuota į žygeivius, o ne į dviratininkus. Na, o čia Karlshamnas, kur tiek prasidėjo, tiek pasibaigė mano kelionė.